Iškovota pergalė, trečioji paeiliui, pirmaujate serijoje 3-2. Kas šiandien tą pergalę jūsų komandai lėmė? O šiandien buvo nervų karas. Visos varžybos labai sunkios buvo, tiek emociškai, tiek fiziškai. Kantrybės užteko, laimėjom tą nervų karą. Buvote priekyje visas 40 minučių, aišku, tokių bangavimų pasitaikė, bet ar galima sakyti, kad šiandien komanda žaidė stabiliausiai? Stabiliai šiandien žaidėm, bet šiek tiek jautėsi toks varžybų svarbos, reiškia, suvokimas gal. Tiesiog, kai kada trūko lengvumo, laisvumo, buvo momentai, kada mums reikėjo paprastą sprendimą priimti, laisvam mesti krepšį, mes kažkokį kitokį biškutį sprendimą pasiimti. Bet tai yra normalu, nes įtampa tiesiog ore tvyroja. Jūsų aukštaūgis Ročvardas jau praeitose rungtynėse tapo tokiu slaptuoju ginklu ketvirtame kėlinyje. Šiandieną vėl jis vienas geriausių žaidėjų. Ar jis tampa tuo X faktoriumi šitoj serijoje? Aš manau, kad taip. Jis padaro tai, ko mes iš jo norime. Ir ta rolė, kurią jis atlieka, mums yra gyvybiškai svarbi. Treneri, 3 paeiliui pralaimėjimai. Ko šiandien trūko iki tos pergalės? Šiandien trūko kitų žaidėjų indėlio, kurie išėjo nuo suolo, galim sakyti, nes kas išėjo nuo suolo, truputį neįsipaišė į žaidimą, jeigu taip galim pasakyti. Tai manau, to ir trūko mums. Bet šiaip neturiu ne vienam priekaištų, viskas kojomis, viskas tvarkoja, tai čia nieko čia nėra, dar Klaipėdoje varžybos, stengsimės laimėti ir sugrįžti čia į Marijampolę. Atsiliekant dabar serijoje 2-3, kokie akcentai prieš tas 6-asias rungtynes Klaipėdoje? Akcentai kaip ir prieš kiekvienas šitas, kur buvo varžybas. Reikia sustabdyti jų tą greitą puolimą ir atsikovoti kamuolius po savo lentą. Kur tikrai jie paėmė ten ne tai, kad daug, bet jie viską, ką paėmė po krepšių, viską sukartojo iš karto. Tai tokie skaudus tie taškai.